Reikia per rėmėjus gal kažką dar pašnekėtų, ne? Ai, čia palauk, sportas info, rinktinės rėmėjas, ne čempionatas. Numeris 7 su disku. Perdavimas į dampą Artūrui Petrauskui. Kaip minėjau, Artūras Petrauskas yra Lietuvos skraidančiojo disko federacijos prezidentas, vienas iš pagrindinių organizatorių šio čempionato. Puikiai sužaidžia vadinamai give and go su Justinu Rupeika, bet kažkas kažką paskelbė, lyg tai, kaip suprantu, buvo prasižengta. Todėl žaidimas buvo sustabdytas ir dabar pratęstas. Atviras metimas Petrauskui į dampą ir šiek tiek per aukštas perdavimas jo į zoną ir nepavyksta jo komandos nariui sugauti taško zonoje disko, todėl yra prarandamas jis. Ir Kosmiksai turi galimybę dabar laimėti pirmasias savo varžybas Lietuvos uždarų patalpų čempionato finaluose ir užimti 5-ąją vietą apskritai visame reguliariame čempionate. Mindaugas Mendelis su disku. Bleidas per visą aikštelę į zoną, bet kaip suprantu, diskas buvo už ribėje ir jo komandos draugas sugavo, bet kaip minėjau, buvo diskas autė ir komanda Kosmiks prarado diską. Marius Meškos ir vėl atakuoja. Justinas Rupeikas su disku atviras labai greitas perdavimas į zoną ir Marius Meškos pelno savo 8-ąjį tašką, priartėdami prie Kosmiksų 4 taškais ir stengsis toliau apsiginti bei vis artėti prie savo priešininkų. Taigi, švilpukas reiškia, kad rungtynių laikas jau pasibaigė ir dabar komandos sužais 1 tašką ir žais iki 13. Bleidas per... Net nereikėjo to sužaisti 1 taško.
Marius Meškos nesugebėjo apsiginti ir Kosmyksta iškovojo pergalę 13-8 prieš savo varžovus iš Klaipėdos ir užima 5-ąją vietą Lietuvos uždarų patalpų Ultimate čempionate. Sveikiname juos su tuo. O dabar po šių varžybų vyks kova dėl 3-osios vietos, bronzos medalių, kuriame, kaip jau minėjau prieš tai, susitiks Kauno skraidantys drambliai prieš Jurbarko Velnius. Abu klubai labai seniai dalyvauja visuose ir apskritai gyvuoja Lietuvoje ir dalyvauja visuose čempionatuose, kuriuos rengia Lietuvos skraidančiojo disko federacija. Jie dalyvauja tiek uždarų patalpų čempionatuose, tiek lauko. Ir norėčiau šiek tiek atsisveikinti su žiūrovais, tikiuosi po trumpos pertraukėlės jūs visi sugrįžite prie savo ekranų ir stebėsite kovą dėl 3-osios vietos.
Na ir pažiūrėsime, ar pavyks Drambliams ir taip pat užbaigti greitai savo ataką. Manyčiau, kad pelnyti tašką vienu perdavimu yra žymiai geriau negu daugybė perdavimų. Tiesa, metant per visą aikštę diską yra žymiai didesnė rizika prarasti jį, net kad diskas nuskris toliau, aukščiau, ar komandos žaidėjas nesugaus. Tačiau pelnius tašką per vienu metimu komanda visiškai nepavargsta, išeikvoja labai mažai jėgų savo atakai ir turi jų žymiai daugiau gynybai. Aš taip, Velniams pavyksta apsiginti, Saulius Lukonas perima diską, nors metimas buvo ne jo ginamam žaidėjui. Tačiau puikiai nuskaitė ilgametis šis žaidėjas priešininkų veiksmus ir perėmė diską. O to pasekoje Velniai lengvai pelnė savo į tašką. Angliškai tai vadinama break ir dabar Velniai išsiveržė į priekį, nors pradėjo žaidimą gynybą. Dabar Drambliams teks vėl pulti. Vytautas Kazlauskas su disku. Perdavimas per visą aikštelę, apie ką aš ir minėjau. Puikus perdavimas per visą aikštelę, Skuberis. Ir vėl vienu perdavimu yra pelnamas taškas. Vytautas Kazlauskas yra irgi vienas iš senesnių skraidančiųjų Dramblių žaidėjų. Jisai žaidžia handlerio pozicijoje, tai yra įžaidėjo lietuviškais terminais. Ir puikiai skirsto diską savo komandos nariams, ką tik stebėjome. Dabar skraidančiams Drambliams teks gintis, o Velniai puls. Pulas per aikštelę, Romas Lukonas priima diską ir Velniai pradeda savo ataką. Vos nepraranda disko, bet šiaip ne taip išlaikė savo rankose į numeris 4 iš Velnių komandos. Perdavimas ir skraidantis Drambliai ir vėl apsigina. Mindaugas Lykas numuša diską į už aikštės ribų ir dabar Drambliai stengsis pasinaudoti tą Velnių klaidą ir pelnyti savo tašką. Ir pasistengti išsiveržti į priekį. Lykas perdavimas į centrą, čia numeris 6, stebi, kas vyksta zonoje, perdavimas į Dampo. Taip, stengiasi po truputį žaisti skraidintis Drambliai ir tas yra labai gerai, nes skubėti nėra kur. Štai koksai pušpasas nuo žaidėjo ir Skuberis į zoną, taip. Na štai, skraidantis Drambliai pasinaudojo Velnių klaidą, tačiau ne, atsiprašau, atrodo buvo užminta linija, auto linija ir Drambliams nepavyko pelnyti tašką. Sutrikė kažkokie Drambliai po šio auto ir nespėjo sustoti į gynybą, o Velniai to pasinaudojo ir pelnė lengvai labai tašką, visiškai neginami. Turėtų būti skraidantis Drambliai labiau susikaupę, juk varžybos tai svarbios dėl 3 vietos, o ne šiaip savo kažkokia treniruotė, tai reikėtų sugrįžti greitai į gynybą, nesiginčyti tarpusavyje ar su varžovais. Jeigu jau užmynė į liniją, tai stenkis grįžti greičiau į gynybą. Čia viso čempionato eigoje šitos komandos yra susitikusios 2 kartus. Jei neklystu, abu 2 kartus laimėjo Jurbarko komanda, Velniai. Man čia sufleruoja, kad vis dėlto ne, Velniai yra vieną kartą laimėjo skraidantis Drambliai. Ir, kaip žinia, šios abi komandos reguliariame sezone užėmė 3. ir 4. vietas. Todėl logiška, kad jie susitinka dabar dėl šios 3. vietos. Tiesa, abiejos komandos šiandien ryte jau žaidė savo pusfinalius, dėja joms nepavyko, pralaimėta buvo dabartiniams Lietuvos čempionams Vorams, tai skraidantis Drambliai jiems pralaimėjo, na o Velniai pralaimėjo komandai Taškas iš Zarasų. O čia tuo metu daugybė kontakto, daugybė klaidų ir lyg tai ginčių
prie Velnių zonos. Aistros kyla, tai aišku yra varžybų svarba didžiulė ir abiejos komandos nori laimėti. Numeris 25 viduryje aikštelės, puikiai pozicija, pelnyti tašką ir pažiūrėsime, ar skraidančiams drambliams pavyks išlyginti rezultatą. Vytautas Kazlauskas su disku. Perdavimas atgal. Numeris 20 perdavimas ir vėl Vytautui Kazlauskui. Svinginamas diskas yra per visą aikštelę. Na čia šiek tiek slystelėjo Kazlauskas viduryje aikštelės. Feikas. Ir na štai, numeris 78 išlygina rungtynių rezultatą 3-3. Kažkokia suirutė buvo prie Velnių zonos. Pradžioje jų žaidėjas išmetė diską, kuris tiesiog drebėjo skrisdamas. Vėliau jisai lyg ir prasižengė skraidančių dramblių žaidėjų begaudant diską zonoje. Na, tokia situacija slidi iš tikrųjų. Bet rezultatas 3-3 ir skraidantis drambliai ginsis. Vytautas Kazlauskas gulina Velniams ir Velniai pradeda savo ataką. Tomas Lukonas su disku, perdavimas į kraštą. Diskas grąžinamas į centrą. Ir vėl vidurį. Ir kasgi čia įvyko? O čia puikiai apsigynęs skraidančių dramblių žaidėjas, kuris iš už nugaros pasivijo savo priešininką, numušė diską, o to pasekoje skraidantys drambliai atlieka vadinamąjį breiką ir pelno tašką bei išsiveržia į priekį. 4-3 skraidantis drambliai pirmauja. Tikrai puikiai gynyba nuo numerio, jei neklystu, 22 tai buvo. Visą laiką yra puolant sunku žaisti, kai tau kvėpuoja į nugarą ir priimti diską. Dėl to daugelis žaidėjų, trenerių, kurie žaidžia šį sportą, aiškina, kad reikia puolant bėgti į diską, kad gynėjas iš už nugaros nenumuštų. Numeris 22 ir vėl jisai numuša diską. Jisai apsigina, padeda savo komandai antrą kartą iš eilės. O čia pražanga ir vienas iš Velnių žaidėjų ant parketo. Saulius Lukonas laikosi už kelių, tikėkimės, tai nebus rimta kokia nors trauma ir jisai galės pratęsti varžybas. Noriu pabrėžti, kad tokiais momentais, kai žaidėjas susitraumuoja ar dar įvyksta kokie nors stabdymai žaidimo metu, laikas yra nestabdomas ir kuo ilgiau žaidėjas prabus aikštelėje ir nevyks žaidimas, tuo mažiau laiko liks komandoms tęsti varžybas. Apipurškimas šaldančių skysčių. Apipurškimas šaldančių skysčių. Apipurškimas šaldančių skysčių. Apipurškimas šaldančių skysčių.
perduoti linkėjimus. Perduoti linkėjimus.
varžovus. Viena paskutiniųjų Velnių atakų šiuose rungtynėse. Handleriai įžaidinėja diską. Tomas Lukonas su disku. Perdavimas per pusę aikštės numeriu 17, o čia ir dar viena klaida. Ir matysime tašką, kurį pelno Bronius iš skraidančiųjų dramblių. 12-6. 6 taškų skirtumas. Skraidantis drambliai patenkinti savimi čia. Tikrai puikiai jų gynyba ir puikus vieno perdavimo taškas. Drambliams teliko pelnyti vieną tašką iki 13 ir tuomet jie iškovos bronzos medalius Lietuvos Ultimate čempionate. Stebime, ar pavyks Velniams šį kartą praeiti puikią skraidančiųjų dramblių gynybą. Nes pastaruoju metu, po pirmųjų, sakyčiau, 4 taškų skraidantis drambliai taip stipriai įsijungia į gynybą, kad Velniams sunku kažką padaryti. Tomas Lukonas, numeris 8, Bleidas, puikus Bleidas į aikštelę, bet taško zonoje įvyko kažkoks kontaktas, pražanga nepaskelbiama, bet diskas vis dėlto atitenka skraidantiems drambliams. Vytautas Kazlauskas su disku. Antrojo handlerio nematyti prie jo, tačiau jam jo ir nereikia, nes jo komandos nariai puikiai katina iš centro. Na, ar matysime paskutinį tašką? Ne, the greatest, bet diskas skrydo jau į užribį ir, kaip žinia, yra tokia taisyklė, kad jeigu diskas ore, o tu iššokai iš zonos ir sugavęs diską ore, išmeti jį, dar būdamas pats ore, atgal į aikštelę ir jeigu tavo komandos nariai diską sugaus, tai tu galėsi pratęsti ataką. Tačiau to nepavyko padaryti skraidančiųjų dramblių žaidėjui. Diską numušė Velniai ir po truputį po šios dramblių klaidos jie pelno savo 7 tašką. Na štai, laikas pasibaigė ir komandos žais iki 13 taškų. Skraidančiams drambliams tai reikia pelnyti vieną, o Velniams dar toli gražu iki to vieno taško. Mat pas juos tik tai 7. Be to skraidantis drambliai puola. Ant tų mano žodžių Velniams pavyko apsiginti. Po tos puikios gynybos jie iš karto per visą aikštelę vienu metimu pelno savo 8 tašką. Per savo karjerą esu matęs ne vieną comebacką vadinamai ir tikėkimės Velniams pavyks jį padaryti prieš skraidančius dramblius. Tačiau tai padaryti bus labai sunku, nes skraidantis drambliai šiuo metu ir vėl puola, o jau vieną tašką pelnyti, tai tiesiog reikia užtikrinti ir trumpais perdavimais nedaryti kažkokių triukų. Na štai, ką ir matome. Skraidantis drambliai Lietuvos uždarų patalpų Ultimate čempionate. Tačiau ne, kaip supratau, kažkas buvo paskelbta po šio perdavimo ir lyg ir užmynė ant užribio
skraidančių dramblių žaidėjas, bent jau taip teigia Velnių žaidėjai. Pažiūrėsim, kuo baigsis šis ginčas. Ko gero diskas bus grąžinamas atgal, taip ir yra numeris 25 skraidančių dramblių pratęs žaidimą. Priartėjo skraidantis drambliai prie priešininkų zonos ir jiems tai reikia pelnyti vieną tašką, kad iškovoti trečiąją vietą Lietuvos čempionate. Mindaugas Lykas su disku, nes nereikia skubėti, čia Vytautas Kazlauskas. Feikina Hamerį. Na štai vėl 25 numeris. Dežavų tiesiog toj pačioj pozicijoje atsidūrė, bet šį kartą perdavimo į zoną nebuvo. Net 6. Vytautas Kazlauskas. Ja, vis dėlto priveda iki taško skraidantis drambliai savo ataką ir, kaip jau norėjau sakyti, bet žaidėjai buvo mane pertraukę, skraidantis drambliai tampa bronzos medalininkais. Užėmė trečiąją vietą Lietuvos uždarų patalpų čempionate. O aš sveikinu juos ir norėčiau atsisveikinti ir palinkėti žiūrovom gero reginio finale, kuris vyks neužilgo. Stebėkite jį, komentuokite ir žaiskite Ultimate'ą. Buvo išjungtas telefonas. Telefonas. Na ką, sveiki, mėly Delfi TV žiūrovai. Su jumis sveikinas Justinas Rupeika ir Barbora Kundelytė, sveiki. Mes sveikinamės iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto sporto salės, kur vyksta neeilinis
įvykis, tai Lietuvos uždarų patalpų lėkštės video čempionatas. Prieš tai jums rungtynes dėl 3 vietos padėjo stebėti Artūras Čedas. Rungtynes dėl bronzos laimėjo skraidantys drambliai iš Kauno. Įveikė komandą Velniai iš Jurbarko. Buvo įtemptos tikrai varžybos, netrūko nei emocijų, nei gražių momentų, tiek gynybai, tiek puolime. O finale sutinka dvi šiuo metu stipriausios Lietuvos komandos, tai yra komanda Taškas iš Zarasų bei komanda Vorai iš Trakų Vokės. Manau, kad būtina paminėti, kad komandoje Taškas ir komandoje Vorai yra pagrindiniai visi žaidėjai, kurie vasarą vyks į pasaulio čempionatą, kuris vyks Londone. Startinis 7-tukas greičiausiai taip pat bus aikštelėje, todėl tikrai bus, manau, įdomu stebėti šias varžybas. Norėčiau paminėti, kad pasaulio čempionatas vyks Londone ir vyks Los Andželės, jei galima taip išreikšti. Tai yra šiek tiek kitoks formatas nei salės, tai yra žaidžiamas 7 prieš 7. Taisyklės šiek tiek kitokios, bet esmė visa išlieka ta pati. Šiek tiek laiko dar turime iki varžybų pradžios. Paminėsim, kad vyks finalas, kova dėl aukso. Šios komandos jau ne kartą buvo sutikusios įvairiose aikštelėse ir tarp jų nuolatos vyksta įtemptos varžybos, įtempta kova. Nes šie žaidėjai visi, kurie bus aikštelėje, yra patyrę. Jau ne pirmus metus žaidžiantis lėkštėsidį, kitaip vadinama tarptautinių terminų ultimatų. Tai tikrai laukia jūsų neeilinis reginys, tad likit su mumis ir tikrai nenusivilsit. Kol turime šiek tiek laiko, galime trumpai gal pristatyti sudėtis. Tai Taško žaidėjai 2 numeris Mantas Kaminskas, 7 numeris Arvydas Arlauskas, 8 numeris Andrius Pretkelis, 9 numeris Deividas Arminas, 14 numeris Linas Jakučionis, 20 numeris Benas Minkevičius, 23 numeris Artūras Čedas, kuris padėjo jums stebėti varžybas dėl 3 vietos. Ir 99 numeris Tomas Basus bei Justas Valaskevičius. Vorų sudėtis šiek tiek platesnė, jie turi savo gretose šiek tiek daugiau žaidėjų, tad trumpai perbėgsiu jų sudėtį. Tai yra numeris 0 Robertas Buzarevič, numeris 1 Saulius Skripskas, numeris 4 Kazimieras Kanevičius, numeris 8 Aurimas Matusevičius, 9 numeris Dovydas Gauba, 11 numeris Denisas Slobotskojus, 15 numeris Martynas Lukštaraupis, 18 numeris Matas Mikėnas, 22 numeris Ričardas Zareckis, 25 numeris Monika Šlamaitė, 27 numeris Mindaugas Simonavičius, 49 numeris Ernestas Visockis, 51 numeris Aleksandras Romanovskis, 66 numeris Emilis Burakas, 77 numeris Kęstutis Bačkys ir 81 numeris Donatas Balandis. Norėčiau paminėti, kad šis sportas yra žaidžiamas ne tik vyrai prieš vyrus, moterys prieš moteris, bet tačiau yra žaidžiamas ir mix komandos, kur susitinka komandos, kurios yra kartu žaidžiančios vyrai su moterimis. Tai yra, manau, vienintelis sportas, kuris apjungia ir moteris, ir vyrus. Tad moteris taipogi gali žaisti vyrų divizione. Dėl to čia buvo paminėta vienintelė moteris, kuri žaidžia už komandą Vorai. Taip, tai ne visi žaidėjai paminėti šiandien. Galbūt tai buvo visa sudėtis, kuri padėjo Vorams įkopti į šias rungtynes ir padėjo pasiekti finalinės varžybas. Taškas dėja turi šiek tiek mažiau žaidėjų, tačiau kaip galima pamatyti, tai jiems nesutrukdė patekti į finalą. Taip pat galbūt paminėtina tai, kad komandos Taškas sudėtyje nėra visi Taško senbuviai, tai yra ir turi legionierių ši komanda, kaip
tarkim, Justinas Valaskevičius, kuris praeitie žaidė komandoje ZEPS, Tomas Basus, kuris taip pat žaidė keliose netgi komandose kaip ZEPS, seniau egzistavusioje komandoje UŽA. Žaidėjas Deividas Arminas šiuo metu žaidžia komandoje Cosmix, padeda jai, tačiau būtent Lietuvos skraidančio disko federacijoje organizuojamose varžybose LUČ, tai yra Lietuvos Ultimate čempionate, jisai padeda komandai Taškas. Norėčiau paminėti, kad šis čempionatas vyko 3 miestuose, tai Klaipėdoje, Jurbarke bei Vilniuje. Buvo 3 etapai ir šiandien jūs stebite finalinę etapą, viso ko kulminaciją ir finalinės kovas. Tikrai per visą šį čempionatą netrūko įtemptų kovų ir permainingų kovų. Ir šios komandos, kurios dabar stebėsite, iškopė į finalą. Iš tikrųjų, abi galima paminėti, kad iškopė be didesnių suklupimų. Vorai nepatyrė nei vieno pralaimėjimo, o komanda Taškas. Jei neklystu, jie pralaimėjo tik tai prieš komandą Vorai. Taip kad laukia tikrai rimta dvikova ir Taškas bandys revanšuotis Vorams, o Vorai bandys likti nenukarūnuoti ir iškėlę galvas laimėti šį čempionatą. Šie metai yra pirmieji, kuomet organizuojamas tokio pobūdžio turnyras, tai yra būtent etapais. Anksčiau visuomet vykdavo vieną savaitgalį Lietuvos Ultimate čempionatas ir kelių varžybų metu, dažniausiai pradžioje rato varžybos, vėl krintamosios ir panašiai, būdavo nustatomi Lietuvos Ultimate čempionatai. Šiais metais buvo pabandyta kitoks šiek tiek formatas ir kalbinant žaidėjus bei kalbantis su organizatoriais, manau, kad buvo tikrai sėkmingas. Ir tikėkime, kad tai pataps tradicija ir šis formatas bei turnyras taps kasmetiniu. Ir aš manau, kitais metais išvysime dar daugiau tiesioginių transliacijų bei dar daugiau komandų šiame turnyre. Šiuo metu komandos įtemptai apšilinėja, ruošiasi kovoms. Kalbant apie Vorų pasiekimus, galima paminėti tai, kad prieš keletą savaičių vyko Baltijos Ultimate čempionatas, kurio metu Vorai užėmė 3. vietą, garbingą 3. vietą, manau. Todėl vėlgi tai tik tai rodo, kad susitiks pakankamai stiprios komandos. Aš norėčiau paminėti, kad būtent moterų komanda Drop Dead Smile atstovauja Barbora. Visai ne per seniausiai jie sudalyvavo Lenkijoje vykstančiame turnyre, kur su Mix komanda iškovojo garbingą 1. vietą. Su tom ir sveikinu dar kartelį. Ačiū labai. Ir toj Mix komandoje dalyvavo vyrukai iš Vorų komandos, jei neklystu. Taip, keletą turėjome žaidėjų iš Vorų. Taip pat mums į pagalbą atėjo žaidėjai iš Cosmix komandos, tai būtent šiuo metu Tašką atstovaujantis Deividas. Prieš tai matytas Cosmix komandos narys Mindaugas Mendelis. Ir tikrai puikiai pasisekė. Neteko girdėti iš tikrųjų, ar Artūras Čadas, komentuodamas rungtynes dėl 3. vietos, paminėjo esminės lėkščias
lėkščiaksvidžio taisyklės, tad trumpai priminsime jas žiūrovams, kurie gal netyčiom įsijungia šią transliaciją ar gal neteko dar stebėti šių varžybų ir gal kai ko nesupranta, tad trumpai pristatysime jas. Gal Barbora padės šiek tiek? Taip, lėkščiasvidis yra nekontaktinis sportas, kurio metu pagrindinis tikslas yra pelnyti tašką įskaitinėje zonoje, tai kitaip tariant, įmesti diską į įskaitinę zoną, o komandos draugui ją diską pagauti. Taip pat labai įdomus aspektas yra tai, kad šiame sporte nėra teisėjų. Bent jau mano žiniomis tai yra vienintelis sportas neturintis teisėjų komandinis. Ir turbūt pertrauksiu, nesvarbu, ar tai yra pasaulio čempionatas, ar tai yra kaip ir Lietuvos uždarų patalpų čempionatas, nesvarbu kokio tai yra formato varžybos. Šiame sporte nėra teisėjų, visi ginčiai yra aiškinami aikštelėje tarp žaidėjų. Ir tai, manau, yra beprecedentis atvejis sporto pasaulyje. Taip pat yra renkama komanda, kuri gauna apdovanojimą Spirit of the Game. Tai lietuviškai galbūt tai būtų žaidimo dvasios. Taip, o dabar norėtume šiek dėmesio, nes Lietuvos skraidančio disko federacijos prezidentas nori tarti žodį. Aš turbūt pasakysiu, kas čia vyksta. Sveikina žiūrovus bei dalyvius susirinkus į finalinį etapą. Ir nori priminti, kad birželį Lietuvos rinktinė išvyksta į Londoną ir atstovaus Lietuvos garbę. Ir paminėjo, kad dar kartą pasikartosiu, Lietuvos skraidančio disko federacijos prezidentas Artūras Petrauskas paminėjo, jog birželį šių metų vasarą vyks pasaulio Ultimate čempionatas, kuriame dalyvaus Lietuva po, jeigu neklystu, daugiau nei 10 metų pertraukos. Antrą kartą, kiek žinau, istorijoje tai vyksta po ilgos pertraukos, tad norėjau tai priminti ir prašė visų paramos, nes tai yra nepigus malonumas išvykti Lietuvos rinktinį į Londoną. Tad visi, kas galit ir norit, prašom, paremkit Lietuvos rinktinę. Daugiau informacijos apie tai galite surasti Facebooko puslapyje paskyroje Lietuvos skraidančio disko federacija. Maloniai kviečiam apsilankyti, ten gausite visą reikalingą informaciją arba nuorodas į kitas Facebooko paskyras. Jeigu kam kyla smulkesnių klausimų, galite visą laiką kreiptis žinutėmis, jums mielai bus atsakyta. Na kągi, varžybos visai netrukus prasidės. Prieš varžybas yra metami diskai, taip išsiaiškinama, katra komanda puls, katra ginsis. Šiuo metu, kiek suprantu, vorai pralaimėjo šios metimus burtus, tad jie ginsis ir diskas yra išmetamas būtent komandai taškas, kuri pradės šias varžybas puldami. Diską pirmasis pūlina, tai toks žargonas, Ernestas Visockis. Vadinamasis brikas, kai išskrenda diskas aukščiau nei iškeltų rankų, tai yra 2 metrai, komanda pradeda pulti nuo briko taško. Atžymos. Disku Kaminskas. Perdavimas atgal Kaminskui ir greitas pasas numeris 8. Pasas atgal, vadinamas dampas. Pasas numeris 99 ir pasas į zoną. Ir, jei neklystu, buvo taškas. Taško pelna Artūras Čadas, numeris 23. O perdavimą atliko numeris 99 Tomas Basus.
Rezultatas 1-0 taško naudai. Diską pulina, numeris 23, Artūras Čedas. Ir štai pulas, varų ataka. Vėl buvo brikas, bus žaidimas pradedamas nuo brik atžymos. Su disku Ernestas Visockis. Ir Hammer į zoną ir štai taškas. Greiti taškai. Taip, Vorai pasižymė tokiais aukštais pasais, metimais, nes kadangi savo gretose turi aukštų žaidėjų, kurie tikrai puikiai skaito diską. Tai manau, kad šių varžybų metu pamatysime dar ne vieną panašų, bent jau bandymą pelnyti taškus. Iš tikrųjų sunku komentuoti tokias varžybas, kur viskas vyksta akimirksniu, nes komandos tikrai yra profesionalios ir pasai tikslus, greiti, staigus išbėgimai. Tad sunku susigaudyti, kas kam pasuoja, tad jei suklysim, labai neteiskit. Štai pulas, Artūras Čedas su disku. Pasas numeriu 14. Atgal pasas numeriu 23, Artūras Čedas. Stabdomas žaidimas buvo... Tikėkime, kad nieko rimto neįvyko. Dovydas Gauba tikėtina, kad patyrė traumą. Ir štai ilgas pasas. Numeriu 8. Keičiama pusė, numeriu 22. Ir štai apmaudžiai nepagautas diskas. Numeris 2. Mantas Kaminskas nepagavo disko zonoje. Kęstutis Bačkys su disku. Perdavimas Aisčiui. Numeris 19. Pasas link zonos numerį 4. Štai pozicinis puolimas. Atsimetimas į dampą. Pasas dar atgal. Puikiai gynyba taško. Štai Bleidas. Numerį 4. Pasas pagalinėje. Numerį 81. Ir štai buvo pikas, buvo pasiltas pikas ir pasas grįžimas atgal. Bus skaičiuojama nuo 6 sekundžių. Paminėsiu, kad ginantis žaidėjas skaičiuoja iki 8 ir jeigu puolantysis žaidėjas nespėja išmesti diską per 8 sekundės, yra atiduodamas diskas ginančiai komandai. Ir štai Kęstutis Bačkys, 77, įmeta diską į zoną ir taško pelno numeris, jeigu neklystu, 4. 2-1 laimi komanda Vorai. Šiuo metu su disku galima matyti Kęstutį Bačkį, tai yra buvęs Lietuvos skraidančio disko federacijos prezidentas, kurio pareigas perėmė jau minėtas Artūras Petrauskas. Tai yra greičiausiai labiausiai patyręs Lietuvos lėkščiaslidžio žaidėjas. Lietuvos lėkščiaslidžio tėvas, aš taip pavadinčiau. Ir štai pulas. Kęstutis Bačkys, puikus pulas per visą aikštelę. Keičiama žaidimo kryptis. Pasas pagal liniją, numerį 9. Kitims varžybas Justas Valaskevičius, pasas 23. 23 Artūrui Čedui, pasas 14. Tai pasas atgal Artūrui Čedui. Pasas numeriui 7. Keičiama kryptis. Justas Valaskevičius su disku. Dovydas Gauba intensyviai dengiasi. 6. 7 sekundė buvo išmestas diskas. Numeris 9 su disku. Denis Labatskojus ginasi. Štai ties 8 sekundė buvo vėl išmestas diskas. Ir Justas Valaskevičius su disku. Pasas, keičiama atakos kryptis. Ir štai staigus Bleidas, numeris 7. Nėra galimės įmesti zoną disko. Atsimetam atgal, numeris 23 su disku. Atgal, numerį 9. Štai metimas į zoną. Nepavyko. Kęstutis Bačkys su disku.
Pasas Dorodui Gaubai. Numeris 9 ginasi. Ilgas pasas link zonos, tačiau nepavyko sugauti pasą. Vėlgi prie disko numeris 23. Keičiama atakos kryptis. Justas Valaskevičius su disku. Pasas į vidurį numerį 9. Kibi ir intensyvi Varų gynyba. Numeris 14 su disku. Nėra galimybių niekur papasuoti. Štai pasas pagal liniją, numeris 9 su disku. Pasas toliau pagal liniją numerį 7. Visas puolimas eina pagal liniją, numeris 23 su disku, netoli zonos. Tikėtina, kad bus metimas į zoną, bet ne, atsimetama į vidurį. Numeris 7 ir štai staigus pasas į zoną ir puikus gražus taškai. Numeris 9 pagauna diską zonoje. Pasą atliko numeris 7. Rezultatas yra lyginamas 2-2. Kaip ir minėjau, varžybos yra įtemptos, greitos. Tad sunku net kartais susigauti, kas vyksta aikštelėje. Diską išpulins Mantas Kaminskas, numeris 2. Vorai puola, taškas ginasi. Štai pulas. Štai pasas Aišiui, numeris 19. Pasas pagal liniją. Numeris 4. Ir pasas pagal liniją toliau. Numeris 49 su disku. Ieškomi variantai, atsimetama į vidurį. Ir štai puikus gynybos epizodas. Numeris 99 su disku. Taškas atakuoja. Numeris 8. Pozicinis taško puolimas. Štai Hammeris. Hammerio metimas numeris 20. Atgal atsimetimas į vidurį numeris 99. Mantas Kaminskas su disku. Pasas į vidurį. Numeris 8 su disku. Pozicinis puolimas. Komanda taškas niekur neskuba. Ir taip vadinamas diskas yra svinginamas aikštelėje. Numeris 99 ir štai. Po truputį metras po metro buvo prieita prie galinės Varų zonos ir įmestas gan nesunkus taškas. 3-2, pirmauja taškas. Galbūt teks pamatyti, kai įžymėjo Vorų gynybą, vadinama zoninė gynyba, jinai tikrai Vorai tuo garsėja, yra žinomi netgi ne Lietuvoje. Tai yra, kai žaidėjai ginasi ne asmeniškai, o gina tam tikras aikštelės teritorijas. Šito gynybai klimsta visi, ne tik Lietuvos komandos, bet ir užsienio. Tad tikėtina, kad mes įpančiai štai metimas į zoną ir puikus perdavimas Aistis. Pikūnas perdavė, o pagavo Mindaugas Simonavičius. Nuostabi greita ataka, tikslus pasas ir dar gražesnis Mindaugo pagavimas. Šaunuolis Mindaugai, taip toliau. Galiu paminėti, kad yra tam tikros sritys žaidėjų. Tai yra metikai, yra vadinami kateriai, yra galiniai žaidėjai, tai yra deep kateriai. Taip. Handleriai daugiau žaidžia su disku, tad žiūrėdami galite pastebėti, kad pas tašką Mantas Kaminskas bei Artūras Čedas yra handler tipo žaidėjai. Štai Artūras Čedas su disku. Metimas 14. Atgal Artūrui Čedui. Štai Varai, kaip ir minėjom, atsistojo į savo garsiąją zoną. Ir iš karto taškas turi problemų. Štai puolimas. Numeris 44 disku. Atgal numeriu 15. Numeris 44 disku. Mindaugas Simonavičius. Atgal pasas 15. Pozicinis puolimas Varų. Numeris. Štai pasas atgal į vidurį. Diskas taipogi vėlgi yra svinginamas. Ir štai pasas nuostabi Varų ataka. Bei prieš tai nuostabi gynyba. Ir Varai įsiveržė priekį 4-3.
Kaip ir Barbora minėjo, Vorai pastatė savo įžymę zoninę gynybą ir kuri, kaip matėme, suveikė puikiausiai. Tad komandai taškas teks kažkaip tai spręsti šį rebusą ir bandyti ją įkasti ir sulaužyti ir suniokoti, kas yra beprotiškai sunku. Ir tikėkime, kad tai pavyks ir mes pamatysime įtemptą kovą. Tad linkėčiau taškų nepasiduoti ir kovoti iki galo. Štai komanda Vorai išmeta diską ir komanda taškas puola. Arturas Šedas keičia atakos kryptį, numeris 20, numeris 8 su disku, ties viduriu. Dampas, štai Bleidas, numeris 9, ties linija, atgal Arturui Čadui. Štai diskas vėl yra gražiai svinginamas. Štai keičiama atakos kryptis, Mantas Kaminskas su disku prie linijos. Nėra galimybių mesti zoną. Numeris 20 su disku. Diskas po truputį yra artinamas prie zonos. Numeris 8 su disku. Numeris 2, Mantas Kaminskas. Tačiau nėra galimybių mesti zoną. Ir štai, nuostabus pasas. Mantas Kaminskas atliko nuostabų perdavimą ir numeris 9 pagavo į zoną. Tad rezultatas lygus 4-4. Kaip matome, taško komandoje yra tikrai gerokai mažiau žaidėjų, tačiau aš manau, kad jam tai nesutrukdys, nes taškas komandoje žaidžia daug patyrusių žaidėjų, kurie greičiausiai žino, kaip eikvoti savo energiją ir kaip jos per daug neišeikvoti. Kaip paskirstyti ją. Ir žaisti su galva, o ne per jėgą ar per emocijas. Tad tikrai sutiko dvi skirtingos stiliaus komandos ir labai įdomu stebėti, kaip jos kovoja tarpusavy ir kaip pritaiko savo žaidimo stilių vieną kitai. Štai pasas Dovidui Gaubai į vidurį. Pasas gal Denis Lavaskojo numeris 11, pasas arčiau zonos numeriu 4. Štai, nėra progos įmesti zoną. Pasas toliau sukamas, diskas sukamas. Ir štai nebuvo taško, ar buvo? Man pasirodė, kad taško nebuvo, tačiau yra ginčas. Kaip ir minėjom, nėra teisėjų, tad žaidėjai išsiaiškino viską patys ir vis dėlto taškas buvo. Tad greita, rezultatyvi ataka iš Vorų pusės. Pasą atliko Kęstutis Bačkys, o pagavo numeris 4, jei neklystu. Numeris 4, Kazimieras Kanevičius. Kaip ir prieš varžybas minėjom, kova vyksta taškas į taškas, įtempta ir aš net nebijoju, kad tai bus iki pat galo, tad sunku spręsti net ar prognozuoti, kas bus Lietuvos Ultimate uždarų patalpų čempionu. Tad Vorai pulina, taškas puola, Vorai ginasi. Justas Bačkys su disku Justas Valaskevičius, numeris 23, pasas atgal Justui Valaskevičiui, toliau sukamas diskas, numeris 99, pasas atgal Justui Valaskevičiui, toliau iš šono numeris 23, pasas ties viduriu, numeris 99, štai po truputį artėjama, poziciškai prie taškų pelnimo zonos, štai atsimetimas numeris 23. Ir štai Bleidas, nuostabus metimas, vadinamų Bleidas. Pasą atliko Arturas Čadas, o pagavo zoną Justas Valaškevičius. Nuostabi pozicinė ataka. Tikslus, gražus pasai. Tad Vorų zoninė gynyba šiek tiek braška, galėčiau pasakyti. Taškui puikiausiai pavyksta ją pereiti, ją išnarplioti. Aš manau, kad Vorai vėlgi bandys keisti gynybos stilių. Tad pažiūrėkim, kaip viskas vystys toliau. Štai pulas. Kęstutis Bačkys su disku, ties viduriu. Štai pasas arčiau, ties viduriu. Numeriu 4. Pasas atgal. Ir štai metimas Bleidas per link zonos, tačiau Mindaugui Simonavičiui nepavyko pagauti paso. Prarastas diskas ir komanda taškas puola, komanda Vorai ginasi. Arturas Čadas su disku,
Nėra galimybės pasuoti viską. Pasas per visą zoną. Tačiau tik per plauką nepavyko pelnyti taško. Mantas Kaminskas nesugebėjo pagauti Artūro Čado perduodamo disko. Su disku komanda Vorai. Štai pasas į zoną. Ir puikiai gynyba iš komandos taškas. Numeris 7 nublokuoja diską. Tad vėlgi puola komanda taškas. Štai komanda Vorai sustoja į asmeninę gynybą. Su disku Mantas Kaminskas. Fizinis kontaktas. Žaidimas stabdomas. Iš naujo paleidžiamas žaidimas. Ir štai pasas keičiama atakos kryptis. Numeris 8 su disku. Štai nėra galimybės įmesti disko į zoną. Numeris 2 su disku ties viduriu. Ir štai. Norėjau sakyti jau, kad puikus ir gražus taškas, tačiau dar gražesnis gynybinis elementas, kad ir nepavyko Vorų žaidėjui paliesti disko, bet to ir nereikia, kartais užtenka tik tais šokti ir bandyti siekti disko, kad sutrukdytum priešininkų komandos nariui pagauti diską. Ir štai Vorai su disku. Ir štai paskubėtas metimas, komanda taškas, perima diską ir taškas. Komanda taškas, pelno tašką. Ne, vėlgi suklydau. Buvo žingsniai paskelbti. Man bus diskas grįžimas atgal. Taisyklių pažeidimas ir žaidimas pradedamas vėl iš naujo. Štai diskas svinginimas vėl aikštelė. Keičiama atakos kryptis iš krašto į kraštą. Numeris 14 disku. Artūras Čedas. Ir staigus pasas į zoną ir taškai. Komanda taškas persirė rezultatą. Įvyko breikas vadinamas. Kuomet komanda persvirė rezultatą ir iniciatyvą perima į savo rankas. Nuostabi gynyba bei puolimas iš komandos taškas pusės. Justas Valaskevičius su disku. Bus atliekamas puolas. Komanda Vorai puola. Komanda taškas ginasi. Štai puolas. Numeris 22 su disku. Numeris 15 padės įžeidinėti diską. Numeris 15 prie linijos pasas pagal liniją. Dovydas Gaubas su disku. Bus įtariu atsimetimas į vidurį. Štai taip, 22 ties viduriu. Pasas į priekį numeris 81. Atgal numerį 22. Yra pozicinis puolimas. Gražiai įsiginamas diskas. Štai Dovydas Gaubas su disku. Numeris 15 ties viduriu. Arčiau ties netoli taškų pelnamos zonos. Ar bus bandymas įmesti į zoną? Ir štai bandymas įmesti į zoną ir Dovydas Gauba taškas. Numeris 22 perdavė, pagavo numeris 9, Dovydas Gauba. Dovydas Gauba yra beprotiškai atletiškas žaidėjas, prieš kurį labai sunku gintis, jis šoklus, greitas. Puikus Lietuvos rinktinės narys. Buvo paskelbta minutės pertraukėlė, ar... Na kągi, rezultatas lygus, 6-6. Įtempta kova nuo pat pirmų varžybų sekundžių ir manau išliks tokia iki galo. Tad varžybos yra neeilinės, varžybos yra dėl aukso. Tad komandos atiduoda visas jėgas, kovoja iki paskutinio prakaito lašo ir tikrai yra smagu žiūrėti bei komentuoti tokias varžybas. Pabaigoje galime buvo stebėti, kaip jau komandos šiek tiek suirzusios, nepatenkintos viena kitų savo komandos narių žaidimu buvo. Todėl dabar, manau, yra puikiai galimybė susijimti, pasišnekėti tarpusavyje, apsvarstyti visas taktikas, gynybas ir, manau, su naujom jėgom po šios pertraukėlės matysime toliau nuostabų žaidimą.
Tai komanda taškas jau pasiruošusi grįžta į aikštelę. Vorai šiek tiek užtruko. Manau, jums reikia labiau apšnekėti, nes pradėjo žaisti ne kiek patys žaidėjai ir jų meistriškumas, o emocijos. Pradėjo imti viršų, tad reikėjo šiek tiek susidėlioti viską į vietas ir šaltų protų grįžti į aikštelę. Tad abi komandos beprotiškai patyrusios ir tikrai nepalūžta svarbiais rungtynių momentais, tad nemanau, kad viskas subirs, įsiveržus vienai ir kitai komandai, kad ir daugiau negu 1 taškų, tad įvairiausių šitam sportui būna variantų, netgi po pralaiminti komandą daugiau nei 3, 4, 5 taškais sugrįžta į varžybas, susijama ir jas netgi laimi. Tai šitame sporte viskas įmanoma ir dėl to jis yra ir toks nuostabus. Grįžtame į varžybas su disku numeris 77, Kęstutis Bačkys, perdamas diskas į šoną. Kažkas buvo paskelbtas pikas, kai komandos žaidėjų užstojamas bėgimo kelias. Ta diskas perdamas 81, numerį 81. Diskas atgal Kęstutui Bačkiui, ties viduriu. Štai, diskas Dovydui Gaubai ir nuostabus perdavimas iš Dovydo Gaubos ir Kęstutis Bačkys pelno taškų zoną. Buvo nuostabus epizodas iš komandos Vorai bei asmeniškai Dovydo Gaubos. Deja, dar neteko šitose varžybose stebėti vadinamų layoutų, tai yra, net nežinau kaip įsireikšti, tai yra horizontaliai kritimas link disko, gaudant, tai ne bėgimas ir pagavimas disko, tiesiog šuolis, kai kūnas patampa horizontalioje padėtyje. Tai yra ne vienas, tai yra pats gražiausias, manau, šio žaidimo elementas ir gal tikėkime pamatysime per šias varžybas. Taip jau buvo bandymas gynyboje padaryti layoutą, tai ir tiksliau buvo jisai padarytas, tačiau kaip ir iš dalies nesėkmingai, nes diskas nebuvo numuštas, tiesiog sutrukdyta pagauti, tai tikėkime dar šių epizodų dar pamatysim. Ir su disku numeris 23 buvo, kiek supratau, paskelbtos baudos. Komanda taškas puola. Artūras Šedas su disku, pasas numeriu 8. Buvo paskelbtas pikas, kaip ir minėjau. Buvo užtvertas bėgančiam žaidėjui kelias. To daryti kaip negalima pagal taisyklės. Ir jeigu tai vyksta, diskas yra grąžinamas 1 žingsniu atgal. Tad su disku vėlgi Artūras Šedas. Ir štai metimas į zoną, tačiau buvo liesta konstrukcijos siena, tad tai traktuojama kaip užribis ir kur buvo diskas, katroje vietoje diskas palėtė sieną ar kitas konstrukcijas. Tad tai yra traktuojama kaip užribis ir nuo šios vietos bus pradedamas žaidimas. Numeris 22 su disku, pasas į vidurį, Aisčiui, Pikūnui. Diskas toliau numeris 22, Denis su disku numeris 11, atgal numeris 22. Vėlgi pozicinis varų puolimas. Diskas prie linijos atgal Deniui. Diskas perdamas į vidurį, numeris 22. Štai arčiau zonas. Numeriui 4. Štai, numeris 11 vėl su disku. Numeris 22. Galbūt mėginimas mesti zoną. Ir štai, tačiau puikus gynybos elementas ir perimtas diskas. Komandos taškas su disku. Štai, Mantas Kaminskas su disku. Perdavimas numeris 7. Ties viduriu. Toliau svinginimas diskas ir keičiame atakos kryptis. Numeris 23 su disku. Ir štai, keičiame atakos kryptis, numeris 9 disku, perdavimas numeris 8. Arčiau vidurio pas numeris 7, štai pasas į zoną ir numeris 7 atliko rezultatyvų perdavimą. Numeris 2 Mantas Kaminskas pagavo į taškų zonoje ir rezultatas yra lygus 7-7. Taškus galima buvo matyti, kai buvo daug vadinamų kolų, tai yra, kai buvo stabdomas žaidimas. Tikėkime, tokių epizodų daugiau, bent jau daug jų nebus, nes tai tikrai nepuošia šio sporto. Tačiau to neišvengsi, kai yra žaidžiama dėl medalių ir yra įtemptos varžybos ir visi žaidžia iki galo, netausodami savęs.
ir to neišvengsi, tai yra žaidimo dalis, tačiau, kaip ir Barbora minėjo, tai tikrai ne pačio žaidimo ir tikėkime, kad šio žaidimo stabdymo, šių epizodų bus kuo mažiau ir mes galėsime mėgautis puikiu Lėkščiasvydžiu. Nu, aš pakol kas mėgaujuos. Puikios varžybos iš tiesų. Tikrai vertos finalo. Buvo vėlgi paskelbtas brikas. Nuo briko džimos išpasuojamas diskas. Vėlgi pozicinė vorų ataka. Diskas yra svinginamas. Keičiama atakos kryptis. Štai. Numeris 27. Mindaugas Simanavičius su disku. Buvo taip vadinamas likas feikas. Ir nuostabus pasas Dovydui Gaubai į zoną. Mindaugas Simanavičius atliko raftų perdavimą. Tašką pelnė Dovydas Gauba. Mindaugas Simanavičius šiaip nėra įprasta atlikinėti raftus perdavimus. Jis labiau yra zonos žaidėjas, kuris mėgsta gaudyti diskų zonoje. Komandos draugai jam juokais bando pasakyti, kad tu geriau disko nepasuok į zoną, bet kaip matėme, jisai sugeba ir puikiausiai ir taip. Na ką, Vorai ginasi. Štai vėlgi buvo paskelbtas brikas. Vėl bus pradėtas žaidimas nuo brik atžymos. Su disku Mantas Kaminskas. Ir štai pasas į zoną. Ir nuostabus epizodas. Numeris 7. Numeris 7, kaip prieš tai minėjom, layoutų pagavo diską. Aplinkui buvo netgi 2 gynėjai, tačiau viskas įvyko taško naudai. Ir dabar buvo paskelbta, kiek supratau, bauda. Mindaugas Simanavičius prasižengė, kai numeris 7 bandė perduoti perdavimą į zoną. Ir štai nesusikalbėjimas tarp taško žaidėjų ir diskas prarastas. Po tokio puikaus epizodo. Ne, tačiau vėl buvo sustabdytas žaidimas. Komanda taškas iš naujo pradės savo ataką. Štai numeris 7 su disku. Pasas atgal numeriu 14. Štai Artūras Šedas, ties viduriu. Pasas toliau į kitą pusę. Numeris 7. Justas Valaskevičius su disku prie linijos. Pasas į vidurį. Numeris 7. Ir štai pasas. Nuostabus pasas iš numerio 7 į zoną numerio 23 Artūrui Čedui. Nuostabi ataka iš komandos taškas. Mes, kaip ir Barbora minėjo, pamatėme nuostabų Lėkščiasvydžio elementą. Tai vadinama layout. Aš bandžiau surasti kažkokį tai lietuvišką to atitikmenį, bet nesugalvojau, kaip tai vadinti. Tiesiog vadinkime tai layoutu, kaip ir kitus terminus, kaip pulas, brikas, stolautas ir pikas, kaip ir toliau. Tai kol kas manau, kad nėra išversta lietuvių kalba, bet tai puikiausiai skamba ir anglų kalba, tad manau, jūs jau po kelių epizodų suprantate, apie ką eina kalba. Tad toliau grįžtame į žaidimą. Mindaugas Simanavičius su disku, ties viduriu. Pasas yra atiduodamas numerį 51. Denis su disku, Vorų handleris. Nėra kam atiduoti pasakas, Bačkys su disku. Kibi tašo gynyba, neleidžia atsikvėpti Vorams. Pasas yra toliau svinginamas. Perdamas iš krašto į kraštą, bandoma ištampyti tašo gynybą. Diskas ties viduriu, perdamas prie linijos. Mindaugas Simanavičius su disku, perdamas arčiau zonos. Denis Sladaskojus su disku ir štai Skuberis į zoną ir Kęstutis Bačkys pagauna tašką ir pelno tašką Vorams. Juokais Vorai vadina tik ką matytą žaidėją Denis Sladaskojų Skuber King, nes jis tikrai žymus savo šiais metimais, vadinamais skuberiais. Tai manau, kad dar tikrai išvysime. Jis tikrai yra įvaldęs šį metimą, jis ir nėra lengvas, jį nėra lengva atlikti, tai yra techniškai sunkus metimas, bet jį įvaldžius labai jisai praverčia žaidžiant ultimate'ą. Kaip ir, žinoma, kiti metimai yra ir, kaip minėti, hameriai, atviri, uždari, bleidai. Salėje būtent labai naudojami dažnai bleidai ir skuberiai taipogi. Nu ką, skuberių karalius patvirtino savo pravardę. Na ką, grįžtame varžybas, Artūras Šedas su disku.
štai Bleidas Mantui Kaminskui, tačiau Kęstutis Bačkis puikiu gynybiniu epizodų perima diską ir paima timeoutą. Labai protingas ir išmintingas žingsnis. Patirtis daro savo iš tiesų, nes tokiuose epizoduose, kai labai emocionaliai ir tikrai vaizdingai būna atliekamas gynybinis koks nors momentas, dažnai būna iš karto po to seka puolime klaida. Todėl šis sprendimas Kęstučio paimti pertraukėlę yra išties labai protingas. Šiuo metu gali komanda sustarti, nusiraminti ir atlikti tikslų puolimą. Iš patirties galiu pasakyti, kad ne kartą pačiam teko padegti, sudegti, taip sakant, po įspūdingų ir emociškai pakeliančių tavo dvasią epizodų, kai tu numuši diską tiesiog ar įspūdingai jį pagauni vidury aikštelės ir tiesiog akis degančias, tu pilnas emocijų, bandai perduoti kuo greičiau ir pelnyti tašką, nes ant tos emocijų bangos ir dažniausiai, kaip ir Barbora minėjo, tai viskas baigėsi klaida. Iš tiesų šias varžybas greičiausiai tau jūs tai yra stebėti šiek tiek lengviau, nes aš taip pat priklausau ir Varų klubui. Tai man to pačiu dega ir emocijos, aš akivaizdžiai sargu už vieną iš dviejų komandų, taigi atsiprašau, jeigu išsprūs koks nors laimingas šūksnis. Ne, viskas tvarko, žinau to meilę Vorams ir čia gerai, kad prisipažinai žiūrovams, kad jiems nekiltų kažkokių. Aš šiuo atveju esu adekvatus, man abi komandos yra mielos širdžiai, nes aš tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjus puikiai pažįstu ir sergu už gražų ir nuostabų ultimatą šiuo atveju. Tad Kęstutis Bačkis su disku. Ir Varai puola. Kol kas Varai pirmauja 9-8 ir jie atakuoja. Taškas ginasi. Ir štai, pradėtas žaidimas. Kęstutis Bačkis su disku. Ir štai, perimtas diskas, puikus gynybinis elementas, Mantas Kaminskas su disku. Justas Valaskevičius, toliau diskas perdamas numeris 7, arčiau zonos, greitas puolimas. Greitą puolimą stabdo numeris 8, pasas numeris 7. Veiksmas vyksta arti zonos, tad galime pamatyti ir greitą metimą į zoną. Tačiau Mantas Kaminskas stabdo žaidimą ties viduriu. Ir štai puikus gynybinis epizodas ir greitas puolimas iš komandos Varai. Tačiau greitas puolimas buvo sustabdytas. Pačių Varų iniciatyva, ar nesusikalbėjimu. Tačiau jų pozicinis puolimas ir su disku numeris 49. Ir galima štai lengvas pasas į zoną ir nuostabus lengvi Varų taškai. Nuostabi pozicinė ataka. Prisipažinsiu, tikėjausi, kad bus greita ataka, bet Varai parodė, kad jie yra patyrusi komanda ir sužaidė iki galo poziciškai ir rezultatyviai. Ir dabar galim stebėti jau, kad 2 taškais Varai laimi. Tai jau šiek tiek turėtų būti signalas komandai taškas, kad reikėtų grįžti, atsigauti ir vis tiek būtų smagu matyti tą vadinamąjį universal point, tai yra, kai komandos turi galimybę tik tai 1 tašku laimėti varžybas, tai yra, tarkim, būna 12-12 ir žaidžiamas varžybas iki 13 yra. Na, tikėkime, taip ir bus, grįžtame į varžybas, numeris 7 su disku, perdamas arčiau vidurio, numeris 8, Artūras Šedas su disku. Prie šonės linijos, keičiama atakos kryptis, numeris 20, Denas Minkevičius, perdavimas Artūrui Čedui atgal į vidurį ir štai Hammer metimas į zoną ir puikus, gražus, nuostabus taškai iš taško pusės. Numeris 8 pagavo zonoje, perdavimą atliko Artūras Šedas, numeris 23. Komanda skiria tik 1 taškas, 9-10 laimi Varai. Žaidimas vyksta iki 13 taškų, tad visko dar gali būti. Liko iki varžybų galo 3 minutės. Tad laiko visai nedaug. Numeris 49 su disku. Varų puolimas, taško gynyba. Numeris 49 su disku.
Kibinė iš tai pasas per visą zoną ir nuostabus epizodas. Kęstutis Bačkis taškų galinėje zonoje. Ir numeris 49 atliko nuostabų perdavimą per visą aikštelę. Ir taip pelnė super gražų tašką komandai Vorai. Šis žmogus yra Vorų handleris, kaip ir minėjau. Tai yra žmogus, kuris skirsto diską. Kaip ir minėjau, yra handleriai, kateriai ir deep kateriai. Tai šis žmogus yra Vorų handleris. Jis puikiai elgiasi su disku, puikiai meta ir tikrai padeda savo komandai pelnyti nuostabius, kaip ir matėte, taškus. Štai išmetamas diskas, minėtas pulas. Mantas Kaminskas su disku. Tai perdavimas numeris 23. Ir štai, pasakyčiau, skubotas Artūro Čado sprendimas mesti per visą zoną, per visą aikštelę į galinę taškų pelnimo zoną. Tačiau laiko liko nedaug ir taškų Vorams pelnyti taipogi liko nedaug, tad reikia priimti skubotus sprendimus. Vorų puolimas. Numeris 4 su disku, perdavimas numeris 75 su Bačkiu. Štai metimas į galinę zoną. Taškų nėra, numeris 27 su disku. Ir štai Mindaugas Simanavičius. Rezultatyvus perdavimas ir Kęstutis Bačkis pelno tašką. Vėlgi nuostabi Vorų ataka. Galima daug pasakyti jiems gražių žodžių ir pagirų, tačiau komanda taškas taipogi jau nusipelnė. Bet atsiliekant 3 taškų skirtumų, likus 2 minutėms iki varžybų galo ir gan iš tikrųjų labai sudėtinga bus prieš Vorus sugrįžti į varžybas ir bijau prognozuoti, bet jau galima Vorus patyliukais vadinti Lietuvos Ultimate uždarųjų patalpų čempionais. Na, žiūrime taško ataką, numeris 7 su disku. Diskas yra svinginamas, numeris 23. Artūras Čadas ties viduriu, nėra kam atiduoti disko. Diskas perdavimas atgal, numeris 7. Mantui Kaminskui, keičiama atakos kryptis. Nėra kam paduoti disko. Kibi, iš tai Skuberis į zoną. Tačiau nebuvo pelnyti taškai, numeris 8 su disku, numeris 14 vėl. Perdavimi trumpi pasai ties zoną. Numeris 23 Artūras Čadas su disku. Ir štai Hameris, tačiau net šiek tiek netikslus Artūro Čado perdavimas. Ir komanda Vorai gali viską pabaigti šią ataką. Numeris 15 štai Bleidas. Ir Kęstutis Bačkis štai tokiu metimu perduoda diską numerį 4, kuris pelno tašką komandai Vorai. 13-9 rezultatas. Štai ir matome aikštelėje Variukas bėgioja, tai kaip ir kažkoks tai simbolis. Aš manau, jis bėga jau tikriausiai irgi pasiimti apdovanojimą jau. Tikiuosi nieks nesutryps, nes gaila vis tiek. Na kągi, buvo nuostabios varžybos, tačiau pritrūko gal šiek tiek jėgų. Varžybos tęsiasi, taip, varžybos tęsiasi iki, sunku dabar pasakyti, iki 15. Greičiausiai iki 15, nes šiuo metu bus baigiamas žaisti taškas. Jeigu tašką padarys Vorai, tai bus 14-9 ir bus žaidžiama iki 15 taškų. Jeigu taškas sugebės pelnyti tašką ir bus 13-10, tuomet žaidimas vyks iki 14 taškų. Slockevičius su disku, perdavimas į vidurį numerį 14. Atgal Justui Valaskevičiui, Artūras Čadas su disku. Ieško galimybių perduoti diską arčiau, numerį 14. Justus Valaskevičius su disku. Štai pasas Benui Minkevičiui, numerį 20. Štai. Buvo paskelbtas pikas. Diskas atiduodamas vienu žingsniu atgal, numerį 20. Kaip matome, taškas nenuleidžia rankų ir bando kovoti iki galo. Tai yra, vis dėlto tai yra finalas ir kaip ir minėjom, abi komandos patyrusios ir nei viena nenusileis kitai. Štai. Štai. Nesusikalbėjimas tarp komandos narių. Numeris 22 su disku šalia zonos.
Pasas atiduodamas atgal. Štai perimtas diskas. Ne, tačiau buvo paskelbta pražanga. Mindaugas Simanavičius pareiškė, kad numeris 7 prasižengė gaudymo momentu. Dabar vyksta aiškinimas tarp žaidėjų. Tad jeigu besiginantis žaidėjas nesutinka su paskelbta bauda, tad diskas grįžimas vienu žingsniu atgal. Dabar buvo paminėtas stall out, tai yra laikas išmetimo diskui pasibaigia greičiausiai. Ir buvo pelnyti taškai Varų komandos. 14-9. Emocijos pradėjo imti viršų tačiau tai yra finalas. Nieko keisto, kad emocijos liesi prie kraštus. Varai gan stipriai įsiveržė į priekį 14-9 ir manau tikrai neišleis savo persvaros iš rankų. Tad manau beliko jiems tiesiog ramiai sužaisti rungtynių pabaigą ir pasiimti aukso medalius. Komanda Taškas nusiteikusi, manau, tikrai dar kovoti iki galo, nors emociškai sunku dar jau sugrįžti į varžybas, kiek tiek atiduota daug jėgų. Numeris 23 su disku, numeris 7, štai numeris 20. Diskas visai arti taškų pelnimo zonos. Nėra kam perduoti diską, perduodamas Dampas. Tai numeris 9 su disku. Artūras Šedas. Nors puikiai gynyba numeris 9 su disku. Ar bus metimas į taškų pelnimo zoną? Ne, perdavimas Artūrui Čedui. Kęstutis kibi gynyba. Mantas Kaminskas. Ir štai Skuberis į zoną. Tačiau Mindaugo Simanavičio puikiai gynyba ir Varai perima diską. Ir aš manau dabar tikrai viskas gali baigtis. O gal ir ne. Pažiūrėkime. Greičiausiai apie tai galvodama komanda Varai išleido aukštus žaidėjus. Bei vieną handlerį, tai yra Denį, kuris kaip tik dabar ir pabaigė šis varžybas puikiu pasu į zoną. Paskutinį tašką pelnė Aistis. Na ką, ir čempionais tampa komanda iš Vilniaus Varai, o sidabras atitenka komandai Taškas iš Zarasų. Tai buvo įtimtos, kaip ir minėjau, nuostabios varžybos, nepaisant rezultato, tai buvo kova taškas į tašką, tačiau šiek tiek pritrūko, aš manau, jėgų. Komandai Taškas gal šiek tiek ir sėkmės, tačiau komanda Varai įrodė, jog jie yra galim sakyti, ir vis dar Lietuvos čempionai ir dar nenukarūnuoti. Ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū, kad stebėjote šios varžybas. Tikiuosi jums patiko, tikiuosi nenusivylėte reginiu ir tikime sutikti kitais metais. Su jumis buvo Justinas Rupeika ir Barbora Kondelytė. Taip pat dar noriu pakviesti visus susidomėjusius šio sportu, kuriems dar neteko laikyti disko rankose, būtinai prisijungti prie besitreniruojančių komandų. Visą laiką priemam visus džiaugsmingai. Taigi, jeigu kas nors domina jūs, kreipkitės. Vėlgi, kaip paminėsiu, Lietuvos skraidančio disko federacijos paskyroje Facebook'e. Jums bus suteikta visa informacija. Taip pat galite apsilankyti Frisbee, tai yra frisbee2.lt puslapyje ir ten taip pat gausite pakankamai daug informacijos apie šį sportą, apie vykstančias treniruotes, apie Lietuvos klubus. Kiekvienas didysis Lietuvos miestas turi po Ultimato lėkščiasvydžio komandą, tad ir visos komandos tikrai laukia naujų narių ir net nedvejokit, jeigu jūs norite išbandyti, nesvarbu, ar jūs esate laikęs diską rankoje ar ne, jeigu tiesiog norite išbandyti šį sportą, tai visus kviečiame, jaunus ir senus, merginas, vaikinus, nesvarbu, kas jūs, iš kur jūs, tikrai susirasite žaidėjų, kokiame, manau, mieste. Kas jūs, iš kur jūs, tikrai susirasite. Merginas ypač, o Klaipėdoje tikrai laukime ir vaikinų ypač. Na kągi, ačiū dar kartelį, kad buvote su mumis ir žaiskite lėkščiasvydžį ir love is in the air, tegul diskas skraido ir meilė nugali ir ačiū jums labai.
su meile bučiuoju jūs tas viso gero te.